Klausimai atsakymai. Primenu, kad klausimus gali užduoti kas nori ir jeigu ir būna fragmentai iš konsultacijų, tai visą laiką tik su sutikimu žmogaus. Net jeigu aš to darau kalbėjimus anonimiškai, tai būna su sutikimu žmogaus. Nes kiti nenori, aš ten tiesiog nenoriu savo, net anonimiškai savo kažkokių tų subtilybių viešai kalbėti, žinai, reikšti, kad būtų viešai apkalbų. Tai žmogus čia jaunas, dar 20 keli metai tai šitam žmogui. Jo klausimas toksai. Labas, Gintarai, su tokiu klausimu apie trauką partnerį. Gyvename kartu jau metų laiko ir atrodo labai stipriai sumažėjo trauka. Dalykas toks, kad aš šiaip stengiuosi sportuoju, vis bandau tobulinti save, o mano mergina nesportuoja. Ne tai, kad jinai kažkokia stambi, bet tiesiog atrodo norėtųsi, kad būtų sportiška. Bet kaip jie užmeti, kad nors dėl sporto supyksta ir sako, kad kitos irgi nesportuoja ir jas myli, kokios yra. Kaip pasikalbėti su partnerė, kad visą tai išspręsti, nes atrodo, kaip santykiai abipusės traukos gali tęstis. Galima anonimiškai, taip, jo, padarysi video, taip. O kaip atsakytum į klausimą, blemba, nežinau pats, net kaip, ar tas gali lemti, kad santykiai toliau sunkiai klostysis. Tai ką? Lemti gali daug kas, kad santykiai sunkiai klostysis. Bet dabar pažiūrėjau, tai kas yra, jie jauni, dar tik tai pradžia santykių. Dabar subtiliosios pusės yra šitas kalbos, santykių tema, čia matai, santykių tema. Aš savo kalbos apie santykius turiu sukūręs, kaip visos psichologijos srityse, aš turiu sukūręs atitinkamas taisyklės, kurias reikia žinoti. Tai yra, dabar kokia šiuo atveju taisyklė, viena būtinųjų skaitosi, žinai. Tai pirmas susipažink su žmogumi. Ir tada jau galvosi, spręsi, su juo galima gyventi, negalima gyventi. Kad susipažinti su žmogum, reikia turėti su juo kuo daugiau bendrų įvykių. Geriausias dalykas yra pagyventi kartu, pakeliauti kartu, apturėti daugiau bendrų tikrovės, kokių tai situacijų, kur žmogus pasimato. Tai matai kokia nuostata. Prieš pradedant santykius nereikia turėti tokio perdėtų lūkesčių, kad čia dabar jau ir visam gyvenimui. Tai yra stadija susipažinimo turi būti. Pirmas susipažinsim, kaip pabūsim, pažiūrėsim, pasitrinsim, pažiūrėsim, tada jau matysim. Net virkščiai, kaip daro daugelis ir dauguma net gal pradėjo. Čia jau vsio, dabar čia mes jau čia ir ten paskui laikui bėgant pasirodo, kad tas žmogus tau netinkamas. Todėl, kaip pabaiga klausimą, ar gali būti, kad santykiai nesigaus iš dėl to? Todėl visada taip gali būti. Taip gali būti ir daug metų nugyvenus. Tai čia yra bandomasis tavo etapas, laikotarpis, kada tu supranti, sužinai, tikrini, testuoji, ar šitas žmogus tau tinkamas, ar tu pats, kaip tu pats tinkamas santykiams gyventi santykiuose. Dabar, tai jau pati konkreti situacija, aš sportuoju, jinai nesportuoja. Jauni žmonės, panos, moterys, jos jaučiasi savaime, jaučiasi gerai. Dažnai jaunystė tai tiesiog laiko tą kūną gražų, jam nereikia kažkokių papildomų labai ten krūvių, pati jaunystė, pats toks amžius, viskas dar stabiliai laikosi savo formate nuo gamtos. Bet matai, kas yra. Jeigu nesportuoja žmogus, jeigu nesportuoja, tai tu turi pažiūrėti, pasidomėti, ar išvis jis kada kur nors kaip nors sportavo. Tai jau žinot, kad žmonės yra skirtingi, kurie sportuoja nuo vaikystės ir jie sportuoja praktiškai dažnai būna visą gyvenimą.
ir sportuoja. Nu, aš, pavyzdžiui, sportuoju visą gyvenimą. Nuo vaikystės ir manęs nesustabdysi. Gal invalidumas koks užlenks ar kas, nu, bet visada judesiuką. Krosiukai, dviratukai, nebekalbant jau vasarą plaukimai, ar kokiais į kelionės į kosmosas, ar ten ant turnikiuko, prasitempimai visi, nu, gyvenimo būdas. A kitiem, nu, ne. Todėl, tai sakom, ta ir yra tema dabar, susipažinti su tuo žmogu toks, su juo toks, koks jis yra. Matai, jos priekaištas, o vat kitos nesportuoja ir jas priima tokias, kokius jos yra. Mes priimam visus žmonės tokiais, kokius jais yra, visus be išimties. Net visiškus padugnės visiškus, mes jais priimam tokiais, kokiais yra. Bet mes galvojam tada su kokiais su jais santykiais turėti, su tai žmonėmis. Būk tu koks nori, absoliučiai būk koks nori, bet man galbūt netinkamas bendram gyvenimui. Tokia paprasta logika. Ir va šičia taip ir paprastai reikia žiūrėti. Ir matai, kadangi aš žinau šitą žmogų, apie kurio klausimas aš pažįstu žmogų, tai čia jau jo individualūs bruožai. Todėl psichologijai dar kartą primenu, kad psichologijai kažkokių universalių, unifikuotų šitų formulių, receptų negalima dėti ant žmonėm. Reikia vis laik žinoti konkretų atvejį, konkretą situaciją, konkretų žmogų. Tai dabar pagalvotai konkretų žmogų, tai aš manau, kad tu esi linkęs kontroliuoti, supranti, savo realybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu būsi linkęs ir kitą žmogų kontroliuoti. Kaip tai atrodo, kaip tai skamba? Tu būsi linkęs, kad padaryti taip, kad jis būtų toks, koks tu nori įsivaizduoji. Ir visą laiką, kai tai tas žmogus darys ką nors, bet ką darys ne taip, kaip tu įsivaizduoji, kaip tai darosi. Tai dažnai kitokio lygio, ne taip kvėpuoja, ne taip valgo, taip toliau, tau gali kelti nepasitenkinimą, irzlumą padidinti ir norą tą žmogų perdaryti. Šitoj vietoj aš pacituosiu vieną savo klientą, aš jį daugam pacituoju, nes jis tiesiog yra, sakykime, toks, etaloninis. Tai jisai irgi jaunas bachuriukas, irgi visai, su jauna panelė, dar tai ten draugauja. Ir sako, taip, jinai, taip. O tokia, ten kažkokių gal, ir pagristų tokių priekaištų yra ten dar kažko. Bet vai sakau, jinai yra tokia, kokia yra, jeigu tu galvoji, kad jie perdarysi, tai aš tau sakau, tau reiks keistis. Jis žinai, kaip atsakė. Sako, ne, man tai nereikia keistis, aš ją noriu pakeisti. Ir su tokiu visišku naiviu užtikrintumu, supranti, bet čia būdinga tai kategorijai žmonių, kuris labai stipriai linki kontroliuoti viską savo gyvenime. Jie dažnai būna sėkmingi gyvenime, šitie žmonės tikrai, bet santykiuose būna problematiška, nes jie nori kitą žmogų daryti, perdaryti, pasidaryti, įsivaizduoja kaip ir savo nuosavybę kažkokį, kurį turi, jie taip nori, taip ir bus viskas ten, tai nuosavybė. Kad čia nuosavybė ir čia darysiu, perdarysiu. Su manim tai viskas gerai, aš ten nepriekaištingas viskas klausimas. Apie mane net kalbėti nėra ką, suprantu, čia, все, manim nereikia domytis, turėjęs tokių žmonių daugiau. Jie nuostabus, jie taip būna užtikrinti, kad su manim viskas gerai, o su ją perdarysiu. Tai neskau, kad tu visiškai toks, supranti, bet toks polinkis yra. Tai ką tai reiškia? Tai, kad visą gyvenimą taip gali būti, kad tau kels irzlumą, tavo partneris, erzins tarp vienų kitų. Kaip tai tavo draugė sako, priimk mane tokia, kokia esu, nes kiti priima,
kiti yra kiti kitokie, kiti ir patys gal net nesportuoja, būna apsileidę, kiti gal kad ir sportuoja, gal kiti yra kitokie. Ne? Todėl tau skirti priekaištai, kad vat, ir kiti tai tokį priima, žinai, jie kvaili visiškai, supranti, tu esi kitoks, tu gal ne, o tu gal nenori gyventi su nesportuojančia. Matai, iki kokio lygio, sakykim, sportuoja, nesportuoja, o sako, bet nestora, iki apsileidimo. Pats iš vis, kiek joks visai nesportavimo, jau galima sakyti, yra apsileidimo. Ir matai, kas yra dar liūdna, kad tendencijos yra blogas. Jeigu tokiame amžiuje jau dar tokiam, ar jau tokiam amžiuje nesportuoja žmogus, tai tikimybė, kad toliau, vėliau jis sportuos, jis dar labiau mažėja. Kaip ir visiems žmonėms, kuo vyresni žmonės, tuo mažiau belieka sportuojančių žmonių. O tai tikimybė, kad jis toliau sportuos dar mažesnė. Todėl reikia galvoti dabar. Žiūrėti, pabūt, gal būna, žinai, kad mylite žmogų, tiesiog myli, aklai myli ir tau 15 vietai nesportuoja, svarbu, kad būtų greta, šalia su tavimi, visą kitą nusispjauti absoliučiai šitam pasauliu. Bet tokie lygio, žinai, santykiai, žinai. Bet šalas santykiai, matai, dar ir dėl to, supranti, kad jeigu tu vaikštai, taip, žinai, nepatenkintas, žinai, tuo ištisai irzlus, matai, tai čia tipiškas žmogų elgesys, jeigu tas tavo partneris kažko nedaro, žinai, o nepritarė, nesutarė, atskaitus, žinai, kažkur, tu vaikštai nepatenkintas, irzlus, pats, žinai, jinai jaučiasi irgi tada, šitų priekaištų atstumiama, kad jos nepriima, jinai pati tada ten darosi apatiškesnė, vėsesnė, labiau persiorientuoja kažkam kitam, tas dėmesys, tai jau taip ir genda, tai gali sugesti iki nežinai kokie lygiai, supranti. Matai, aš nežinau, detaliai, žinai, kaip jūs ten, žinai, matai, būna tada tau tas irzlumas yra kaip būdas kontroliuoti, valdyti situaciją, pažiūrėti, ten svakščiai nosį susukęs, ten priekaištai, kas nors supranti, o tu pats rodai kokį tai atšiaurumo, šaltumą, tai todėl, kad neklauso, nevykdo, tavo nurodymų, tavo prašymų ar nurodymų, ten ką nors priekaištų, tavo nereaguoja priekaištų. Tai kaip baudimas tipo toks, o būk paklusni, daryk tai, ką prašau, ką sakau, ir aš tada, jau tau čia būsiu švelnesnis, minkštesnis. Toks primityvus žaidimas, jisai tipinis yra žmonių bendravime, porų bendravime, bet tokie dalykai žiauriai šaldo santykius. Tai aš čia turėjau šviežią istoriją ir tai šitie žmonės gyvena, irgi visiškai jauni žmonės, žinai, jie gyvena jau 3 metus kartu. Ir tas žmogus, kai atėjo pas mane, pas jūs jau santykiai buvo praškai ant ribos visiškai, įsivaizduoju. Tai jis priekaištų turėjo savo moteriai dėl kitų dalykų, ne dėl sporto. Bet jis jai, taip, žinai, sakau, strojina, žinai, tarytum baudžia visą laiką, žinai, tokiu irzlumu, šaltumu, priekaištavimu, ten ką nors, supranti, jinai vėsta, šala, nebebendrauja, jinai jau išvis jau sekso nebėra, net, jie visiškai jauni, sekso jau nebėra, jau ilgokai, supranti, atšiaurumas dar kažkaip vangiai ten po vienu stogu, dar jie ten, bet jau viskas ant griūties ribos. Ir, dabar, nieks nenori nusileisti tada, visi nori likti teisūs. Jis perlipo per save, žinai, primokinau, jis perlipo per save, pakeitė totaliai visiškai elgesį savo, nes, matai, jis atėjo su mintimi, tai dar galima ką nors padaryti, ar dakas, tai buvo, sakau, kažkada gerai santykiai, buvo gražus santykiai. Buvo, sako, jeigu buvo, reiškia galima.
Nu, tada patį pabandysiu padaryti. Nu ir įsivaizduok, jis pakeitė savo elgesį, ne vieną priekaištą, vėl, sakau, tu pradėk elgtis taip, kaip elgis tada, kai buvo geri santykiai. Ar tu jį priekaištauji? Ir kaip taisyklė, tai būna pačioj pradžioj santykių. Ai? O tada pretenzijų, priekaištų, ten nieks nevara vienas kitam. Supranti, kol neatsiranda vadinamasis nuosavybės jausmas, ypač patinam. O čia dabar jau mano, tai dabar aš jau ją perdarinėsiu. Ai? Nu ir kokia tema, jis pradėjo elgtis, ten papildomų gal kažkokių dalykėlių dar žinai reikėjo elgtis taip, kaip buvo pradžioj santykių. Fainas, lengvas, malonus, komplimentai, jokių priekaištų, atlaidumas didesnis. Ir kosmosas, jisai po kelių jau dienų, jau skambinom, sakė, atvitam dangu, jau jis negalėjo patikėti, kad viskas taip staigiai apsivertė. Nes ta pusė irgi nori gerų santykių. Ir tik esant galimybė tos santykius gerinti irgi pasirodo, grėbės iš to ir gerina tos santykius. Tikrai jis turi sąlygas, galimybę. Nu tai jau. Tai subendrinant kalbą dėl tos situacijos, supranti, konkrečiai dėl tos situacijos, ką daryti, kaip daryti. O tu matai, kalbė, kaip dabar, jis tai kaip man sako, ką jis, kaip mane paveikia. Tavo panelė, moterį, žinai. Aš žinok, sunku man kažką rekomenduoti, patarti, nes aš, tu nematęs tos panelės neregės, net nuotraukas, man kartais nuotraukas užtenka, žinai, kad supras, kas per žmogus, supranti. Per mažai duomenų, aš nežinau, kokį taikyti bendravimo modelį su tuo žmogumi, kiek tu jį gali paveikti, kiek jis apskritai linkęs, matai, kaip jis apskritai linkęs sportuoti, nes yra tokia kategorija žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, kurie visiškai nelinkė sportuoti, visiškai, supranti, jie niekada nesportuoja ir nesportuoja. Tokia yra tokia kategorija žmonių. Gal jinai tokia, gal jinai iš jų. Ir dabar jie kažkaip bandyti paveikti ir pradėti versti ją sportuoti, greičiausiai, kad tai beprasmiškas susijėmimas. Tada čia, matai, spėlioti, reikia daugiau duomenų. Konkrečiai tą situaciją, kad konkrečius patarimus, kad konkretesnis patarimus duoti. Bet iš tos informacijos, kiek yra, tai negali žmogus prievartauti, supranti, per prievartą grūsti. Įtraukti gali pabandyti, gal sunku, ką žinai spėlioti, kiek linkis žmogus, gal iš vis nelinkis įtraukti, pasikviesti, prie palengva kažkur pripratinti, pasikviesti, kam būtinai ten lakstyti ar deką, nors kad šelkės lankyti, pavyzdžiui, dviračiais kokiais pasivažinėti. Sudalyvauti kokiam žygiai, dar kur nors palengva, gal prijaukinsi, pripratinsi, žinai, nusivesti į kokią aikštelę, ten jeigu kur žaidimai kokie vyksta ar dar kas nors palengva įtraukti, supranti. Bet palengva, žinai, ne priekaištais, pretenzijomis. Pats blogiausias dalykas tai yra priekaištai. Jie duoda dažniausiai atvirkštinį rezultatą. Skaus, čia žmonės vėl visiškai skirtingi, labai nedėkinga ir neprofesionalu patarinėti, nemačius, neištudijavus, nesuprato žmogaus. Nes yra kategorija žmonių šiam kontekste priešingai visiškai reaguojančių. Vienas, pavyzdžiui, gali moteris, tiek vyrai, tiek moteris, bet moteris dažniausiai, sakykime, į tavo prašymus, pastabas gali reaguoti visiškai nuolankiai, tipo, žinai, ir daryti tai, kas nepatinka, ko nemėgsta, kam nesutverti, net būna taip elgesi, kad tik tai nepaliktų, kad tik taip nemestų manęs, supranti. Kita kategorija gali būti kategoriškai priešingai reaguojanti. Kuo labiau tu ten kažką priekaištausi, jis tuo labiau užsidarys, užsiblokuot, šiaušis ir specialiai iš principo nedarys. Ką tu čia prispėliosi? Tai va tokia situacija. Suk skambinti. Pažiūrėsim, pastudijusim tą situaciją.